Iš verslo pasitraukus daliai Kuršių marių žvejų, likusių įmonių ir laimikiai ir uždarbis priešingai nei tikėtasi krito. Žvejų teigimu įvykdyta reforma naudinga tik Kaliningrado srities žvejams. O anksčiau šviežia žuvimi viliojusių mažų miestelių gyventojai sako, kad dabar jų vieta turistams bus daug mažiau įdomi. Dar prieš porą metų sukusi nuo seno garsėjantį Pamario krašto žvejų miestelį Dreverną būdavo galima nusipirkti šviežių Kuršių mariose sugautų žuvų. Dabar žvejų laivai Trūnyje išmesti į krantą, o naujoje prieplaukoje laimikių džiaugiasi tik žvejai mėgėjai. Būdavo užrašyta ten skelbimus, kada atvažiuoti, kada galim bus parvežti biškiai. Dabar gal ir niek nebėra ko pavežti. O sakykite, tai kur dabar dreverniškiai perka žuvį? Parduotuvė tikriausiai. Mylėjai, nu ką turistui mes galim pasiūlyti, nu ką? Aš tai juokiuosi, savo angeliukus, nertus, daugiau nieko. Karvių nebeturim, žuvies nebeturim, nu nieko mes neturim. Pasitraukti iš verslo Dreverno žvejus privertė gyvenimas, esą paskutiniais metais išgyventi žvejybos praktiškai buvo nebeįmanoma, nes sumažėjo žuvų. Dėl to buvę žvejai kaltina kormoranus ir Klaipėdos uosto kanalo gilinimą. Šiaurinėje Kuršių marių dalyje labai padidėjo druskingumas. Dažniau išeina iš jūros vanduo sūrus, gėlavandenė žuvis dingsta, nebėra žūsta jų maitinimo grandinė, ir nebepareina, jinai būdavo pareis. Vasarą pareis pasiganyti įseklamas į Drevernus, dabar nebepareina. Per 3 metus iš verslo pasitraukė 18 žvejų įmonių, daugiausiai Juodkrantės ir Dreverno žvejai. 2004-aisiais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ji prisijungė prie bendrosios žuvininkystės politikos. Joje numatyta žvejų pasitraukimas iš verslo, todėl kad žvejų įmonių palyginti su žuvies kiekiu būta per daug. Į kitą verslą persiorientavusiems Kuršių marių žvejams iš Europos Sąjungos žuvininkystės fondo išmokėta daugiau kaip 10 milijonų litų kompensacija. Tačiau likusios 49 įmonės dideliais laimikiai sako pasidžiaugti negalinčios. Lyginant su 2005-2008 metais pernai ir užpernai žuvų sugauta 300 tonų mažiau, o pajamos nuo 5 milijonų sumažėjo iki beveik 4. Kaliningrado srityje, kur tokio pobūdžio reformos nebuvo, nevyko, pagrindiniai žuvų sugavimai išskyrus stintas išaugo. Tai va kas keiščiausia yra, kad ir jų pajamos taip pat nesumažėjo. Tokiu būdu Lietuvoje Kuršių mariose įvykdyta reforma buvo naudinga tik kaimyninės šalies žvejam. Kai kurie likę žvejai sako taip pat norėtų persiorientuoti į kitą verslą, bet juos stabdo sumažėjęs kompensacijos dydis. Išeiti žvejams galbūt galėtų būti dailieji amatai, apie tai kultūroje.